Sveiki visi. Pagavot mane, nes aš tikrai nepasirodęs kalbėti. Aiškiai Sigita, žinais, mane įpaišė, taip, iškiai nusprendė, kad... Jūsų nepaminėjote, tada kodėl ne? Tai tikrai nežinau, ką ir besakyti. Prašiausiai jau veik 2 metai iš čia ir pavyko šitą nuveikti. Nes kaip ir praeitą kartą buvo pasimatymas, buvo daugelį jūsų sunku suveikti, ką veikia čia kultūros atašai, nes įsivaizdavimas buvo, kad jisai yra tarsi skirtas daugiau bendruomeniai. Taip, aš esu priskirtas ir bendruomeniai, bet pagrindinė mano funkcija yra atstovauti valstybę ir jos kultūrą čia. Tai reiškia bandyti į amerikietišką apyvartą įtraukti produktus, kurie sukurti Lietuvoje. Ar tai kinas, ar tai teatras, ar tai parodos, ar tai šokiai. Ir tai aš darau ir manau, kad kaip profesionalui pavyksta ganėtinai sėkmingai. Nes kaip pavyzdys yra pernai metais Filadelfijoje įvykusios lietuvių dienos, tikriausiai ten dalis iš jūsų buvo, reiškia, tai faktiškai nuo 39 metų mūgės, kurie vyko New York'e, tai buvo didžiausia, vadinkim taip, lietuviškos kultūros invazija į Amerikos teritoriją. Nes labai daug menininkų dalyvavo krepšių, 30 vyko koncertai, parodos, kitos reiškia. O artimiausi dalykai, kuriais dabar užsiėmu, tai yra atvažiuoja 2 iškilus tikrai muzikantai Lietuvos. Jie bus New York'e, Vašingtone, Hjustone ir Orleane. Tai yra Petras Geniušas ir Liudas Moskūnas. Tikrai kviečiu dalyvauti jų koncertuose. Jie atliks tokį žavų, keistą ir žaismingą kūrinį Jūra miške, labiau čiurlionį. Atvyksta jaunas kolektyvas, kuris pasirodys labai svarbioj vietoj, tai Nacionaliniame vaikų muziejuje. Ir tai vyks 2 savaičių bėgyje. Tai ką, linkėjimai visiems ir pagavot mane tikrai reiškia, tai aš leisiu savo baigti trumpai. Dėkui.